Rungtynių arbitras sušvilpė rungtynių pradžią. Lopigat kamuolys link Hugo Figueredo, visgi šis futbolininkas ekipos futbolininkai. Ir kamuolys skrieja link Hugo Figueredo. Uatas krenta ant vejos ir labai grėsminga situacija ir pirmasis įvartis krenta. Jį pelno kokį odą. Tai yra jau trečiasis kol pavyksta Kuodžiui prisiliesti pirmą kartą prie kamuolio šiose rungtynėse ir perdavimą link Penėlosos. Ir čia tikrai visai grėsminga situacija buvo. Kuodis, bėga į vidurį Kuodis, tikrai gerą koją turi šis futbolininkas ir gali atlikti perdavimą. Penėlosa tą ir padaro, puikis, dešinėjame krašte, atlieka perdavimą link ir Juanas Penėlosa, koks įvartis, pirmasis ekrano įvartis šiame sezone ir jau tikrai vienas gražiausių. Puolėjas iš Kolumbijos pelno įvartį. Uatas gali žaisti 1-1 ir aplenkia Tikstinskį. Dabar Abiola yra jo taikinys, bet Giedrius Pedaras. Kas nėra skirma jokia pražanga, bet dėl to joks kamuolį išliko ekrano futbolininkai. Puikis ir 5 minutės yra pridedamas prie antrojo kėlinio pabaigos. O čia klaida Bamijoko. Ir 2-1. Junestas Uatas pelno įvartį. Nusiima marškinėlius, rodo į kamerą širdutę bei šias rungtynes laimėjo Jonavos futbolininkai 2-1.